Sveiki, čia TV laida Duok žaibą. Norime apklausti šios gražios panelės, ar jis rūšiuoja. Sveiki, ar jūs rūšiuojate? Taip, rūšiuoju. Kiek laiko rūšiuojate? 3-4 mėnesius. Aišku. O ar skatinate kitus rūšiuoti? Kai yra laiko po darbo, visą laiką taip. Aišku. Kaip skatinate kitus žmonės rūšiuoti? Na, ta prasme, susitinku žmogų, ar kažkaip, jį tyčia nečiai užkalbinu, maždaug paklausiu, laba diena, jūs rūšiuojate ir panašiai. Ir jie sako, ne, ir aš tiesiog, galima sakyti, išdėsiu jo moralą, kaip čia sakyti. Aš tik jam pasakau, kad reikia rūšiuoti ir kad taip saugosime žemę. Aišku. O ką norėtumėte pasakyti žmonėms, kurie visiškai nerūšiuoja? Sakykite tiesiai į mūsų kamerą. Žmonės, gamta yra mūsų visų namai. Negi jūs savo namuose paliekate šiukšles ir nesurenkate ir metate jas bėra kur, nes jeigu taip, jūs tikrai nesate iš protingųjų. Taigi aš jums sakau, gamta yra mūsų namai. Prašau, nešiukšlinkite, rūšiuokite. Tai buvo laida Duok žaibą.